Na, o kad geriau įsigilinti į CyberCare įmonės veiklą, ant kėdutės pasikviečiau įmonės vadovę Ina Bielskė. Ina, labą dieną. Sveiki. Ina, ar galėtumėt man kaip 5 metų vaikui paaiškinti, ką veikia CyberCare? Galėčiau. Tai CyberCare yra TESANET grupės pagrindinių produktų klientų aptarnavimo centras ir kiekvieną dieną mes tiesiog atsakinėjame klientų užklausas apie NordVPN, apie Surfshark, apie Seilį, apie NordPass ir dar bent 4 papildomus produktus, kuriuos irgi turim. Supratau. Tai apie kokius mes dydžius kalbam, kiek tai yra žmonių užklausų ar bent kažkokį skaičių galėtumėte užduoti, kad suprastumėm, koks tai didelis yra kalnas iš tikrųjų? Šiaip kaip Lietuvos rinkai tai tikrai didžiulis, tai mes neseniai čia skaičiavom, kad kas 10 sekundžių pas mus įkrenta vis nauja kliento užklausa. Ir su visom tom užklausom dirba virš 400 žmonių ir vis auga mūsų darbuotojų kiekis. Na ir tie klientai yra visam pasaulyje. Amerikoje, Azijoje, bet kur yra internetas ir kur naudoja VPN ir kitus produktus mūsų. Puiku. Mes dažnai kalbam apie minkštuosius įgūdžius, tai kaip jums tenka valdyti jūsų darbuotojams emocijas, kaip gauna tas užklausas visokias, ar daug yra nepasitenkinimo, ar kaip tik kažkokių pagyrų ir panašiai, kaip žmonės valdo su stresu šitose situacijose? Visaip valdosi, čia tikrai nėra lengvas darbas. Vienas dalykas yra pastoviai tas tempas, kad klientas jau laukia, tarkim, chatas ar ne, mes turim per 60 sekundžių atsakyti, kas yra tikrai labai greitai. Tai dauguma klientų vis tiek yra normalūs ir jie žino, ko nori ir kas jiem neveikia, tarkim, arba kokias dar papildomos paslaugos jie norėtų, tai su jais būna paprasčiau. Bet tikrai yra tokių, kurie būna labai pikti ir tuomet jau reikia suvaldyti. Bet aš pati kažkada irgi pradėjau nuo klientų aptarnavimo, aš manau, kad čia irgi labai geras pirmas darbas dažniausiai būna, nes labai išmoksti irgi ir to streso valdymo, ir darbo organizavimo, jau nešnekant apie visus techninius dalykus, kuriuos išmoksti apie įmonę, apie produktus, nes manau, kad klientų aptarnavimo žmonės daugiausiai žino apie bet kokį produktą, kurį jie aptarnauja. Koks jūsų santykis įmonės yra su dirbtiniu intelektu, kaip tenka su juo susidurti ir kokie iššūkiai kyla iš to? Manau, mes šiaip vieni Lietuvoje iš tų, kurie jau daugiausia esam pritaikę to dirbtinio intelekto faktiškai, nes pirmiausia, aišku, mes turim tas didžiulės apimtis klientų užklausų, su kuriom labai paprasta tada jau pradėti testuotis, ar neveikia. Tai mes turim, šiaip daug visko turim, nes turim daug užklausų ir daug produktų. Tai mes turim vadinamus tos botus, kurie kai kurias užklausas klientų aptarnauja. Botus turim kelių rūšių, turim tos vadinamus tokius statinius botus, tie ar senoviniai, dabar jau taip turbūt reikėtų, nors tas senovinis, tai reiškia, kad dauguma įmonių vis dar tokius ir turi. Tai reiškia, kur yra toks kaip medis, kad jeigu klientas užklausia to, atsakyk tą, jeigu taip, tai tada taip. Tai turim tokius botus ir tada turim naujus botus, kurie jau AI botai, kurie jau yra visiškai to generatyvinio pagrindu. Ir žodžiu, kol kas dirbam ir su tais, nes kol kas jie mums sprendžia labai skirtingus dalykus. Tai tikrai labai įdomu ir tikrai labai daug dalykų savo išsisprendžiam su dirbtiniu intelektu. Bet vėlgi tikrai irgi tiem žmonėm, kurie su tuo dirba, tai tiesiog labai sunku apibrėžti net kokias jie savybės turi turėti. Pagrindinė tai yra smalsumas ir nepasidavimas, kai kažkas nesigauna iš pirmo karto. Tai matau 3 sekcijas, tarsi AI dirbtinio intelekto produktų kūrimas, tada kitas jų administravimas inžinerija ir tada norėčiau apie 3 paklausti, kiek dirbtinio intelekto naudojate jūs? Gal klausimas įpročio, nes tikrai yra buvę, net ir vakar, tarkim, turėjau vieną mintį, turėjau pagalvoti apie strategiją tam tikro dalyko. Ir iš pradžių galvojau pati ir galvojau, kaip čia kažkaip toj galvoj labai daug visko ir nesusidėlioja. Ir tada tiesiog pradėjau su GPT šnekėti ir tiesiog užduodu klausimą, ten kažkokius man duoda patarimus, tada suprantu, kad ne visai tas, bet jau pas mane jau geriau tada dėliojasi galvoj. Ir taip tokį naudoju kartais kaip pagalbininką mintims susidėlioti. Bet yra ir tokie labai funkciniai, kaip tarkim, tam prezentacijų gaminimui, tam susitikimų tom minutėm surašyti, tai jau tokius labai aktyviai naudoju, nes tiesiog labai toks nemėgstamas mano darbas, tai labai faina, kai kažkas padaro už tave šitą. Kiek kiekvienas iš darbuotojų susiduria kasdienybėje su dirbtiniu intelektu, ar tai yra didelė jų darbo dalis ir ar priklauso nuo grandies ir panašiai? Manau, dabar visam pasaulyje turbūt vyksta toks
perėjimas, kad daug yra labai to hypo vadinamo, kad čia dirbtinis intelektas, o tada pasiemi konkretų įrankį ir matai, kad jis ne visai tobulas ir jis gal ne visai tau išsprendžia problemą ir tada susierzini ir numeti ir darai taip, kaip esi įpratęs. Arba vis tik bandai ir žiūri, kas iš to gaunasi ir tada jau labai sunku grįžti atgal, kai, tarkim, pradedi irgi, nežinau, informacijos ieškoti su Perplexity, tai labai sunku vėl paskui pradėti jos ieškoti su Google, Taip. nes tu tiesiog gauni greičiau, be reklamų, su konkrečiais šaltiniais. Tai lygiai tas pats ir su kitais įrankiais, ten HR-iniais, kažkokiais analitikos. Yra tas dabar vibe codinimas irgi, kas iš mūsiškių yra pabandę, irgi yra ten daug minusų vis dar, bet tikrai ir daug yra pliusų, kai tu neturėdamas ten tam tikro, tarkim, mobilių aplikacijų kūrimo patirties, gali šiaip jau kažkokią tokią primityvią aplikaciją susikurti ir pakankamai greitai. Kaip jūs regit cybercare įmonės ateitį? Ar dirbtinis intelektas bus tas daugiklis kartais, kas leis jums didinti klientus ir jų acquisitions, ar tai yra ir tuo pačiu labai didelis iššūkis dėl patiriamų galbūt kibernetinių atakų, kurios taip pat yra galbūt blogose rankose panaudojamos dirbtinio intelekto pagalba? Tai mums jau dabar iš tiesų labai daug pinigų sutaupo ir labai daug kokybės pagerina būtent dirbtinis intelektas, nes, kaip minėjau, užklausų yra daug ir tarkim mūsų tie botai, kurie yra tas miksas seno varianto su jau dirbtiniu intelektu, tai jie mums virš 40, šalia 50% viso srauto jie mums atsako. Tai jau nebe žmonės, bet tokias visiškai mechaninės užklausas, tai mes jau ir apdorojam su tuo dirbtiniu intelektu ir jis tą daro labai gerai. Anksčiau dar būdavo, kad tikrai tie visi botai labai erzindavo žmonės, tai dabar jie gali atsakyti greitai ir kokybiškai ir nepailsta ir neturi pertraukų. Tai tikrai mums reikėtų vos turbūt dvigubai daugiau darbuotojų, kas labai sunku Lietuvos rinkoje, kai mes ir taip jau turim virš 400. Tai mes jau dabar matom, kad tai kartais mums gali pagerinti ir rezultatus ir kaštus taupyti, bet kita vertus, tai kaip ir minėjau, kad tarkim dėl tų pačių cybersecurity rizikų, tai mes daug dalykų dar specialiai net nedarom, nes kol kas manom, kad tai yra per daug rizikinga. Tai tarkim, atiduoti klientų informaciją botui, iki šito mes kol kas esam sutarę, kad nes pirmiausia turim tikrai išmokti, kaip padaryti tą visiškai saugiai, kaip mes autentifikuosim klientą, kaip jis tam pasiims tik tą informaciją, kuri yra jo informacija ir ne kažkokia kita. Tai šitie dalykai yra labai svarbu ir mes netgi kartais ir pristabdom tą progresą botų patys tikslingai, kad neužšokti ant kažko netikėto. Ačiū Jums labai už pokalbį. Manau, sužinojom pačius svarbiausius dalykus iš cybercare virtuvės, kas yra susijęs su dirbtiniu intelektu ir kaip Jūs vykdote savo veiklą.